Tai esu Simas Simanauskas, buvęs Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinys. Čia mokiausi nuo 5 iki 10 klasės. Ir turiu tik tai šilčiausius geriausius prisiminimus šiai mokyklai. Labiausiai tikriausiai prisimenu, kaip nemėgdavau nešioti švarko ir kaip mokytas pykdavo ant manęs. Bet vyresnėse klasėse kuo toliau, tai vis labiau tekdavo jį nešioti. Tai ką dabar aš darau? Tai atstovauju Baltąsias pirštines. O Baltosios pirštinės yra pilietinis judėjimas, pilietinė iniciatyva, kuri siekia užtikrinti skaidrius rinkimus, siekia kuo labiau sumažinti korupcijos mastą ir pasisako už skaidrę, atvirą ir progresyvią Lietuvą. Tai čia esu kaip dalis skaidrumo laboratorijos projekto, iš kurio Baltosios pirštinės yra vienas iš partnerių. Kaip ir sakė jau viena iš jūsų mokytojų, kad buvote ir su STT susitikę ir yra dar kiti partneriai, tai Baltosios pirštinės yra vienas iš tų. Tai šiandien aš jums noriu papasakoti ir parodyti, kad žmonės gali susiburti vienam tikslui ir gali padaryti didžius ir gerus dalykus, tai reikia turėti daug noro ir užsispyrimo. Tai apie Baltąsias pirštines. Kas mes esam, ko mes siekiam. Tai, kaip ir sakiau, tai yra pilietinė iniciatyva, siekianti politinio skaidrumo ir mes esam neabejingi piliečiai, kurie norime kurti Lietuvą, kurioje gera dirbti ir gyventi. Tai ko mes siekiame iš tikrųjų, kaip aš šiek tiek minėjau, tai skatinti skaidrę viešąją politiką, profesionalią ir nesavanaudišką orientuoti į valstybės tarnybą. Čia galima šiek tiek praleisti. Va, čia mūsų yra branduolys, tai va, aš vienas iš jų esu, žmonės pasidalinę atsakomybėm. O gal dabar labiau apie tai, ką mes pasiekėme. Tai Baltosios pirštinės startavo 2012 metais po labai neskaidrių Seimo rinkimų, kai buvo pastebėtas didelis balsų pirkimo mastas. Ir būtent tada susibūrė žmonės, kilo pilietinis judėjimas iš apačios, kad žmonės suprato, kad taip negali vykti, reikia kažką dėl to daryti. Tai kovo 3 ir 17 dieną, jau kitų metų, kai buvo pakartotiniai Seimo rinkimai, Biržų, Kupiškio ir Ukmergės Zarasų Visagino rinkiminėse apylinkėse, jie žmonės važiavo ten, stebėjo rinkimus ir fiksavo pažeidimus. Kas nuo to atsitiko? Tai yra, kad apskritai per visą Lietuvą buvo budėta 34 rinkimų apylinkėse, apygardose ir buvo padengta apie 80% visų rinkiminių apylinkių apskritai. Buvo užfiksuoti įvairaus tipo pažeidimai ir iš tų pažeidimų buvo perduota medžiaga Vyriausiai rinkimų komisijai ir policijai, iš kurių buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Iš vienos rinkimų apylinkės buvo nušalinta rinkimų komisijos pirmininkė, kuri dalyvavo, stebėjo rinkimus neblaivi. Taip pat Baltosios pirštinės aktyviai dalyvavo panaikinant 5 Seimo narių teisinę neliečiamybę ir visais atvejais ta teisinė neliečiamybė buvo panaikinta. Na ir 2012 metais žurnalas Veidas išrinko Baltąsias pirštinės metų žmonėmis. Luktelkim gal šiek tiek, kol susirinks visi dar. Sveiki, gyvi Diliena. 3 ant 2 sėsti. Čia va dar kelios kėdės yra. Čia prieikit, va dar sėskit. Nebijokit. Nebijokit, neįkas niekas. Tai va, žodžiu, pratęsiant, 2012 metais Baltosios pirštinės žurnalo Veido buvo išrinkti metų žmogumi. Tai pasipuikavo ant žurnalo viršelio kaip ta iniciatyva tie žmonės, kurie daugiausiai prisidėjo prie geresnės Lietuvos kūrimo. Taip pat buvo Baltosios pirštinės pakviestos susitikti su prezidente, kuri išreiškė pilną palaikymą mūsų iniciatyvai ir iki šiol tas status quo egzistuoja.
Na ir žinoma, susilaukė Vyriausios rinkimų komisijos padėkų už efektyvę pagalbą stebint rinkimus. Kodėl manome, kad to reikia? Tai yra manome, kad tai yra įmanoma, kad Lietuvoje vyrautų sąžiningi, atsakingi ir profesionalūs politikai, kurie puikiai galėtų reprezentuoti mus ir puikiai galėtų valdyti mūsų šalį. Iš tikrųjų, jaunimas labai pozityviai vertina sąžiningumą Lietuvoje, bet deja, vis dar tiek mažai iš mūsų stengiamės prie to prisidėti. Tai mes lyg ir norime to, bet galbūt dažnai nežinome kaip. Tai mes manome, kad Baltosios pirštinės būtent yra ta vieta, ta terpė, kurią iš tikrųjų mes galime prisidėti savo rankomis, savo akimis, stebėdami ir fiksuodami tos pažeidimus. Tai kaip mes visą tai įgyvendinsime? Šiuo metu yra kuriamas didžiulis savanorių tinklas, Baltųjų pirštinių savanorių tinklas, dengsiantis visą Lietuvą. Tai per ateinančius prezidento ir Europos parlamento rinkimus, kurie vyks gegužės 11, gegužės 25 dienomis, bus 2004 rinkiminės apylinkės per visą Lietuvą. Rinkiminė apylinkė, tai gimnazija yra viena iš rinkiminių apylinkių, kur žmonės ateis ir, sakykime, brauks pasirinktą kandidatą, už kurie nori balsuoti ir mes urną. Tai yra 2004 rinkimų apylinkės per visą Lietuvą ir mes siekiame, kad bent jau visose rinkiminėse apylinkėse būtų po vieną žmogų iš Baltųjų pirštinių, kurie būtent tą dieną stebėtų ir siektų, kad tie rinkimai būtų skaidrūs. Siekiame taip pat, suprantame, kad politinė korupcija ir, sakykime, su rinkimai susijusi korupcija, tai ne vienos dienos procesas. Tai nėra taip, kad visi balsai yra perkami tik tai tą dieną, kai vyksta rinkimai. Yra išankstinis balsavimas, yra balsavimas paštu, žmonės jau dabar yra smarkiai agituojami, jiem yra siūlomas įvairios atsilyginimo būdai balsuoti už vieną ar kitą. Čia dar nebūtų blogiausia. Gauname pranešimų, kaip žmonėms yra grasinama. Kad, sakykime, vienam iš regionų žmonėms yra grasinama, kad jie nebalsuos už tam tikrą kandidatą prezidento rinkimuose, jiems bus padidintas šiukšlių išvežimo kainos. Močiutėms yra sakoma, kad jie negaus su laidotuvių išlaidom susijusių paslaugų. Tai, sakykime, žmonės regionuose, ypač senyvo amžiaus žmonės, daugeliu atveju yra tikrai labai įbauginti ir tai yra labai sunku pakeisti. Nes daugeliu atveju žmonės, už kuriuos jiems yra siūloma balsuoti, primiktinai siūloma balsuoti, yra dažniausiai tie, kurie jų darbdaviai. Sakykime, tai yra labai sunku, nes žmonės bijo prarasti darbus, bijo rizikuoti, nes mano, geriau aš pabūsiu tyliai, prabalsuosiu už tai, ką man sakė ir gyvensiu ramiai, negu eisiu ir kelsiu kipišą, sakykime, ir galbūt kažkas pasikeis. Dėl to mūsų tikslinė auditorija esate jūs, mūsų tikslinė auditorija yra jaunimas ir aktyvūs piliečiai, kurie nebijotų, kurie dažnai nebūtų susaistyti tų saistų, kurie jiems būtent surištų rankas. Reikia pabrėžti, kad Baltosios pirštinės ir jų stiprioji pusė yra ta, kad mes suteikiam anonimiškumą. Tai yra daugeliu atveju žmonės būtent bijo, nes jie bijo pasakyti savo vardą, pavardę. Ko mes prašome iš žmonių, iš savanorių Baltųjų pirštinių, tai yra, kad jie mums tik tai pateiktų medžiagą, užfiksuotų tai audio, video priemonėmis ir atsiųstų mums apie esamus pažeidimus, kad mes tada galėtume toliau tirti, perduoti atitinkamom institucijom ir būtent surinkę visą medžiagą iš tam tikro regiono, galbūt net tik pavienius atvejus. Tada galėtume pradėti tikrai rimtą tyrimą. Nes kaip paprastai būna, teikia žmonės įvairius pareiškimus, sakykime, pastabas Vyriausiai rinkimų komisijai, bet jeigu tai yra tik pavienės pastabas, dažnai jas yra labai menkai atsižvelgiama. Kai mes jau turime kritinę masę tų pastabų, turime kritinę masę įrodymų, tai pasidaro žymiai tvirčiau ir žymiai turi daugiau svorio. Sakykime, gal aš šiek tiek čia dar prabėgsiu, papasakosiu tikriausiai, kas yra įdomiausia. Tai yra, kokiegi visgi yra tie pažeidimai ir į ką reikėtų kreipti dėmesį. Taigi, pagrindiniai pažeidimai ir pradėsiu nuo kiekvieno iš pradžių gal. Taigi yra rinkėjų papirkinėjimas. Tai vienareikšmiškai plačiausiai paplitęs su rinkimais susijęs pažeidimas. Tai yra, kai dovanomis ar kitokių atlygių rinkėjai yra skatinama balsuoti už ar prieš vieną ar kitą asmenį.
Tai dažnai yra arba balsų pirkimas už pinigus, arba skolų vietinėse parduotuvėse padengimas, arba dovanas vyriausias. Tai tikriausiai toksai delikačiausias atvejis yra, kai vietinės mažas parduotuvėlės atokiose kaimo vietovėse, jos dažnai priklauso vieniem arba keliem asmenim, kurie labai dažnai, kaip taisyklė, turi politinių sąsajų su to regiono, sakykime, valdžia. Ir yra siūloma taip, kad labiau, gal sakykime, asocialiems asmenims atėjusių parduotuvę, kurie turi skolų ir kur prisistato kiekvieną rytą, 8 ryto kažko nusipirkti, jiems sakoma, mes tavo skolas padengsime, tu balsuok už tą ir tą asmenį. Tokiu būdu, sakykime, labai sunku tai užfiksuoti, kadangi nevyksta jokios transakcijos lyg ir. Nėra duodami pinigai, nėra kažkas suteikiama, bet tiesiog yra nurašomas skolas. Dėl to tokius atvejus yra ypatingai sunku tirti ir tokius atvejus labai sunku užfiksuoti. Dėl to mums labai svarbu, kad savanoriai, kuriuos mes renkame per visą Lietuvą, būtų to regiono žmonės, kurie pažinotų būtent tą klimatą, žinotų, kurios parduotuvėlės būtent tokia veikla užsiema, kad galėtų mums pranešti ir mes, sakykime, tada jau galėtumėm siūsti ar užsislaptinusius žmonės ar kažkokią kitą formą ir, sakykime, bandyti užfiksuoti tas atvejus. Na, reiktų tik pastebėti, kad rinkėjų papirkinėjimas nėra laikomas spausdintos medžiagos dalinimas arba nuo šių metų įsigaliojo taisyklė, kad iki 5 litų dovanos, jeigu jos yra deklaruotas Vyriausioje rinkimų komisijoje atitinkamam puslapyje, kurios ten visas yra apipavidalinas, kaip tai turėtų atrodyti, tai nesiskaito rinkimų pažeidimas, jeigu tai nėra 24 valandas iki rinkimų metu, bet apie tai pašnekėsim šiek tiek vėliau. Taigi rinkėjų papirkinėjimas yra didžiausias ir tikriausiai labiausiai paplitęs pažeidimas iš visų. Antras yra tikriausiai rinkimų režimas, kai žmonės yra surenkami iš tam tikrų įstaigų, sakykime, valstybinių institucijų ir susadinami į vieną automobilį ir vežami prie rinkiminės apylinkės, iš jo išleidžiami ir tada stebėtinai visi eina ir balsuoja už tą patį kandidatą. Vėlgi, tai sunku įrodyti, kad tai kažką padarė, bet pats faktas, kad jie yra vežami, jau yra nelegalus. Tai neturėtų būti vykdoma, nes tikriausiai papasakosiu apie tai ir vėliau, kaip vienas iš populiariausių irgi tokių juodųjų technologijų, rinkimų juodųjų technologijų vadinamas karuselė, kai žmogui yra paduodamas jau užpildytas biuletenis. Visi įsivaizduot, kaip atrodo rinkimų biuletenis. Tai yra, žodžiu, lapukas kažkoks, kur surašyta kandidatų pavardės, reikia uždėti vieną iksiuką ir tada įmesti į urną. Tai sakykime, žmogui jau yra paduodamas rinkiminis biuletenis su užbrauktu kažkokiu kandidatu, jis tada nueina ir jam išduoda tuščią lapuką, bet jis įmeta jau užbrauktą kažkieno ir išneša iš rinkimų apylinkės tuščią. Tokiu būdu ateina, išneša atgal tiem asmenim, kurie organizuoja būtent tai, jie vėl užbraukia, vėl atiduoda, jiems vėl atneša tuščią. Nes jiems yra labai svarbu, kad žmonės tikrai balsuotų už tą kandidatą, už kurie jiems, sakykime, moka pinigus ar, sakykime, kažkokiu kitų būdų atsilygina. Tai čia yra vienas iš tokių juodųjų technologijų, kaip jie elgiasi. Na, balsavimo pažeidimas, kaip tik gavome praeitą savaitę į karštą liniją, turim tokių baltųjų pirštinių karštą liniją, apie kurią irgi paminėsiu šiek tiek vėliau, kur žmonės gali skambinti ir pranešti po tos pranešimus. Tai į savaitę bent jau kol kas, nors dar, sakykime, pati tik tai rinkimų agitacinės stadijos pradžia, jau gauname nemažai pažeidimų, ypač iš vieno regiono, net ir Vilniaus, kur žmonės sako, kad žmonės yra taip įbauginti, kad jie ateina į rinkiminę apylinkę, neina į jokią būdelę, pasiema biuletenį ir tiesiog per visų pažymi už tam tikrą kandidatą. Tai vyko su senyva moterim ir visi sako, tai tu gal naik, sakykime, už to širmo prabalsuok, kad nieks nematytų, jinai apsimeta, kad nieko negirdi. Tada pasibaigus jau rinkimams prieina prie to žmogaus, kurio taip sakė, ir sako, vaikeli, tu juokauji, sako. Kaip aš sako, nebalsuosiu už tą asmenį, tai jeigu jis žinos, kad aš galbūt nepasitikėjau ir balsavau už kažką kitą, viskas, čia man pensijų nebebus, nebegausiu jokio aptarnavimo. Tokie yra dalykai ir šiaip tas yra griežtai draudžiama, bet šiuo metu tai vyksta. Ir dėl to reikia mums visų jūsų aktyvų piliečių, kad bandyti tą pakeisti. Na, kaip ir sakiau, čia, žodžiu, kai slaptumo pažeidimas, kai aktyviai pademonstruoja, už ką prabalsavo. Agitacija. Tai va, kaip ir minėjau, rinkimų agitacija jau yra draudžiama 30 valandų iki rinkimų pradžios. Ir rinkimų dieną iki pat balsavimo pabaigos, tai nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
Ir balsavimo patalpoje ir 50 metrų aplink ją yra apskritai draudžiama jokie rinkiminiai plakatai, bet kokia su rinkimu susijusi medžiaga. Ir čia yra vienas irgi iš tokių, sakykime, pažeidimų, kuriuos Baltosios pirštinės iki šiol fiksavo aršiausiai ir daugiausiai. Tai yra žmonės, kai nuvykdavo rinkiminės apylinkės, pamatydavo prikabintą įvairių plakatų su įvairiam politiniam partijom. Tai ką jie daro, tai mūsų savanoriai užfiksuoja, kad tas plakatas yra pakabintas ir nuplėšia. Tai, sakykime, tai yra viena iš tokių veiklų, kurias savanoriai labiausiai jam patinka daryti, kažką nuplėšti, kažką sunaikinti. Čia gal šiek tiek mažiau svarbu. Vienas taip pat irgi iš labiausiai tokių paplitusių rinkiminių pažeidimų yra SMS žinutės. Kai žmonėms yra siunčiamas SMS žinutės būtent tame laikotarpyje jau 30 valandų iki rinkimo arba per rinkiminį periodą, kur siekiama, sakykime, kažkokia skleidžiama politinė reklama, agituojama, balsuokite už tą ir tą kandidatą, kas yra visiškai draudžiama. Vėlgi, sunkiausia yra užfiksuoti ir pranešti, nes žmonės nusiperka papildymo korteles, kurias sunku susekti. Bet tos pažeidimus reikia fiksuoti, reikia žiūrėti, kuri, sakykime, politinė jėga labiausiai čia naudoja, kas irgi yra svarbu. Svarbu yra surinkti informaciją, apie kokius metodus tam tikros politinės jėgos, sakykime, naudoja tam, kad mes galėtume jau kitiems rinkimams labiau pasiruošti. Tai čia, sakykime, yra ilgalaikis procesas, mes visada tikimės, kad to bus vis mažiau ir su mūsų pagalba tai tas vyksta, bet reikia planuoti ir į priekį. Negalime užsifiksuoti tik tai, kad mes, sakykime, šiandien pastebėsim, galbūt šiandien bus skaidriau, bet neaišku, kas bus kitą kartą. Tai, sakykime, tokia rinkimas informacijos apie tai, kaip politinės jėgos elgiasi per rinkimus, tai yra vienas iš tų veiklų, kurias vykdo Baltosios pirštinės. Taip pat yra svarbus rinkiminis pažeidimas, nepažymėta politinė reklama spaudoje. Jeigu bet kur pamatysite, sakykime, politinę reklamą, užsakytą straipsnį, kurie labai savo stiliumi aiškiai išsiduoda, kad būtent tai yra nupirktas straipsnis, išdėstytos kandidato mintis, nesakykime, kažkokia interviu forma, kur yra pateikiamas keletas nuomonių, keletas alternatyvų, bet yra grinai vien tik tai vieno kandidato nuomonė. Tai vienareikšmiškai tokie leidiniai, tokios iškarpos, sakykime, turi būti pažymėtos, kad tai yra užsakyta kaip politinė reklama ir yra apmokėta arba bus apmokėta iš politinės rinkiminės sąskaitos. Nes visa reklama, bet kokia agitacija, kuri reikalauja išlaidų, turi būti apmokėta iš rinkiminės sąskaitos, į kurią yra aukojamas lėšas, tai gali būti žmonės aukoti lėšas ir tam tikros įstaigos, kurios jau pasirašys yra sutartį su Vyriausia rinkimų komisija. Bet viskas turi būti vykdomas iš vienos sąskaitos, kad galėtume būtent sekti ir matyti, kur tos išlaidos yra panaudojamas. Agitacijos naikinimas tai vėlgi vienas iš tokių dalykų, kai jeigu būna padėti kažkokie politiniai lankstinukai ir ateina žmogus su balta pirštinė, jau atpažįsta šį ženklą kaip tokią simboliką, kad šitie žmonės būtent stebi rinkimus, tai jiems staigiai pamato, staigiai kažką, sugrumuliuoja, išmeta iš šiukšlinę, tai tokie atvejai vis tiek skaitosi kaip pažeidimas, kaip agitacijos naikinimas ir reikia tokius įvykius fiksuoti ir pranešti. Viešosios tvarkos pažeidimas, tai kaip bet kur kitur rinkimai yra ne išimtis, tai yra žmonės turi elgtis laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir netrikdyti viešosios tvarkos. Taip pat tokia, sakykime, galbūt labiau netgi kurioziška situacija, mum galbūt tai gali skambėti, bet nebūtinai visiems žmonėms, ypač atokesnė vietovėse, kur agitatorius prieina prie žmogaus ir sako, tu žinok, nebebalsuok už tą kandidatą, nes jis jau išrinktas. Kaip sako, išrinktas? Jo, viskas išrinktas, tu jau už kitą kandidatą gali balsuoti, pasiūlau balsuok už šitą. Tai tokių atvejų negali būti, tai yra visiškas rinkiminis pažeidimas, nes kandidatai nėra išrenkami iki tol, kol rinkimai nepasibaigia ir nėra suskaičiuojami rinkiminiai balsai. Tai yra visiška dezinformacija ir tokius įvykius reikia fiksuoti ir pranešti. Ir šmeižtas. Šmeižtas kaip ir bet kur kitur taip pat galioja rinkimuose. Ir jeigu informacija kažkokia gali padaryti žalos asmens garbei ir orumui, tai yra pažeidimas, kurį reikia fiksuoti siųstimum ir mes, sakykime, tada perdodam atitinkamam institucijam, kurios galėtų su tuo reikalu jau ir sutvarkyti.
Tai yra, kontaktinė informacija yra 3 numeriai, kurie realiai žmonės, kurie pastebėjo rinkiminius pažymus, gali kreiptis. Tai pirmas yra specialusis policijos telefonas, kur tada praneša tiesiog į policijai, bet problema su policija yra ta, kad jūs turite jiems pateikti savo kontaktinę informaciją. Tai yra, policija nevažiuoja ir netikrina atvejų, jeigu jie dažniausiai gauna iš anoniminių pranešėjų, nes jiems tada labai sunku atsekti tą asmenį ir labai sunku sužiūrėti, kad tai nebūtų tik dezinformacijos šaltiniai. Nes vėlgi reikia, jums pasakysiu, kad 50% visų pranešimų, kuriuos mes gauname ir kurie apskritai yra gaunami apie rinkiminius pažeidimus, yra dezinformacija. Tai yra, politinės partijos labai aktyviai veikia šiam fronte ir jos taip pat puikiai supranta, kad tokie dalykai kaip, sakykime, rinkimų taisyklių pažeidimai pakankamai neigiamai veikia bet kokio kandidato įvaizdį. Tai dėl to, jeigu jie, sakykime, užsako kažkokius žmonės, kurie būtent praneštų apie tą asmenį ir jeigu tai pasirodo viešoje erdvėje, tai labai suprastina jo įvaizdį ir tada sumažina šansus būti išrinktam rinkimuose. VRK telefonas, vyriausios rinkimų komisijos, yra trumpasis numeris, tikriausiai lengviausia atsiminti, bet vėlgi, vyriausia rinkimų komisija yra tokia institucija, kuri siekia užtikrinti, kad tie rinkimai vyktų sklandžiai ir jie nori, kad jie vyktų sklandžiai ir kad jie atrodytų, kad vyktų sklandžiai. Tai dažnai jie veikia reaktyviai labiau negu aktyviai, tai sakykime, jeigu Baltosios pirštinės yra ta organizacija, kuri aktyviai eina, stebi ir žiūri, tai vyriausia rinkimų komisija yra ta, kuri galbūt tik tai fiksuoja ir tada jau tyria. Tai geriausiai mūsų manymu kombinuoti šitas dvi institucijas, šitas dvi jėgas yra, jeigu pirma perduoti pažeidimus Baltosiom pirštinėm, kurios, kaip ir sakiau, gauna informaciją iš įvairių šaltinių, bet jos iš karto neperduoda, o tada sustato, sakykime, tam tikros rėmus, uždeda svorę ir tada jau perdeda vyriausiai rinkimų komisijai, su kuria toliau jau tyriasi ir toliau aiškinasi ir tada bando, sakykime, prieiti prie kažkokios išvados, kuri jau padarytų arba, sakykime, skirtų kažkokias nuobodas arba neskirtų nuobodas, ištirtų, ar tai buvo pažeidimas ar nebuvo pažeidimas. Jeigu buvo pažeidimas, ko toliau reiktų vengti, tada išviešinama viešai, kad tai buvo pažeidimas ir tokiu būdu būtent siekiama tolimesnės prevencijos. Na, tai sakykime, iš manęs trumpai galbūt būtų tiek, aš labai laukčiau jūsų klausimų, jeigu jūs kokių turite. Ir norėčiau atsakyti ir tada kažkaip galėtume gal labiau organiškiau vykdyti šitą visą dalyką, nes, sakykime, aš čia pristačiau baziškai, ką mes darome. Kaip galite jūs prie šitą visą prisidėti, jeigu jūs domina. Tai yra, kaip ir minėjau, šiuo metu renkamas didelis savanorių tinklas, taip pat neišimtis yra ir Klaipėda, kurioje turime tikrai ne vieną rinkiminę apylinkę, ne tik Klaipėdą, kas galbūt gyvenate, sakykime, ar Kretingoje, ar Gargžduose, tai, sakykime, irgi yra kitos savivaldybės, kuriuose mums tikrai irgi reikia žmonių, kurie galėtų rinkimų dienomis eiti, stebėti tuos rinkimus. Galbūt dar nepaminėjau, kad savanoriai yra tokios taisyklės, kad į rinkiminę patalpą stebėti pažeidimų gali tik tie asmenys, kurie turi stebėtojų leidimus. Tai tie leidimai yra išduodami vyriausios rinkimų komisijos ir jie yra sunkiai gaunami. Jiems reikia, sakykime, tam tikro racionalo, kodėl jums reikia tų pažeidimų. Sakykime, Baltosios pirštinės, jeigu neklysiu, gavo apie 60 pažymėjimų, kurie būtent leidžia įeiti į patalpą. Tai yra pakankamai mažas skaičius. Bet ką jūs galite padaryti visi ir nebūtinai sankcionuoti su Baltosiom pirštinėm, tai yra galite su savo tėvais, broliais, seneliais eiti kartu su jais balsuoti, jeigu dar neturite balso teisės, bet būtent kol jie, sakykime, balsuos ir šiek tiek po to galite pasilikti ir pažiūrėti rinkiminę apylinkę, kaip ir sakiau. Ar, sakykime, aplink apylinkę yra kažkokie plakatai, kur kabo, 50 metrų skaičiuojat, su kojom 50 metrų žiūri, aplink spindulių yra ar nėra. Jeigu yra, iš karto išsitraukia savo telefonus, fotografuojat, siunčiat mum. Galit žiūrėti, pasiklausyti, ką kalba žmonės. Jeigu kalba žmonės, aha, čia va kažkas pirko tą, žinai, čia norėjo kažkas parduoti tą, iš karto skambinat mum, fiksuojam pažeidimus toliau, siunčiam savo žmonės ir tai tyriam.
Mūsų tikslas yra turėti struktūruotą tinklą, kad žinotumėm kiekvienam rajone, kiekvienoje savivaldybėje, kiekvienoje rinkimo apylinkėje, kokie žmonės yra, kuriuos galima pajungti ir mobilizuoti tokiu atveju, jeigu iškyla kažkoks, sakykime, atvejis, kurį reikia sutelkti daugiau žmonių ir būtent, kad toliau eitų fiksuoti, tai mums tai yra privalumas, bet to nebūtina daryti. Jūs galite kaip aktyvus piliečiai, žmonės, kurie tiki Lietuvą ir tiki skaidriais rinkimais ir profesionaliais politikais, galite eiti ir stebėti ir tokiu atveju, jeigu pamatysit, mums pranešti. Tai va, tai gal kokių klausimų turit? Taip, prašau. Vieša informacija, kas finansuoja baltąsias pirštines? Mūsų puslapis baltasiaspirštinės.lt pasileidžia rytoj ir jame bus plačiai parašyta apie tai. Trumpai aš galiu pasakyti, kad mūsų finansuoja asmenys, pilietiniai žmonės, kurie aukoja pinigus per portalą aukok.lt. Tai yra visiems viešai prieinamas portalas ir mūsų finansinės ataskaitos, kiek mes pinigų surenkam, yra viešai prieinamas. Būtent per tą portalą, sakykime, kam mes tos pinigus naudojame. Tai naudojame kurui rinkimų dienomis važiuoti per apylinkės ir per regionus ir, sakykime, bukletukų spausdinimui ir kažkokios dalomosios medžiagos dalinimui. Tai yra pagrindė mūsų vienintelės išlaidos, kurio mes skiriame lėšas. Sakykime, tokie dalykai kaip internetinis puslapis yra sukurti mūsų savanorių. Mūsų Facebooko paskyras administruoja mūsų savanoriai. Tai viskas vyksta savanorystės pagrindu, nes mes tikime, kad turime įgalių piliečių, kurie nori prie to prisidėti, nebūtinai iš finansinį atlygį. Mes to tikim ir taip šiandien. Dar kažkas? Kaip jums atrodo, ar apskritai baltosios pirštinės yra svarbu, ar toks judėjimas turėtų Lietuvoje vykti, ar jo reikia apskritai? Kaip jums atrodo, Lietuvoje vyrauja politinė korupcija? Ar rinkimai vyksta skaidriai? Vyrauja korupcija, ne? Prašau? Skaudu pripažinti. Skaudu, aš pripažįstu, kad skaudu, bet sakykime, toks skirtumas, kad galime arba sėdėti ir, sakykime, ir ypač labai tos regionuose tas yra jaučiama, kaip žmonės yra, sakykime, nusivylę savo vietos politikais. Ir sako, nieko čia nebepakeisi, čia jau vyksta nuo 93 metų. Mums viena moteriškė tokia pasakoja, nuo 93 metų, sako, čia rinkimai nebevyksta. Čia šitas, sako, mūsų regionas yra mažoji Šiaurės Korėja, kur turi mažą diktatorių, kuris visada surenka daugiausiai balsų ir jeigu nebalsuosim už jį, sako, tai čia viskas mums grius. Bet mes sakome, nebūtinai turi būti taip. Ir kuo daugiau tokių žmonių atsiranda, kuo daugiau vieni kitais pradeda pasitikėti, kuo labiau mes įsijungime į tą veiklą, tuo tie procesai gali pradėti keistis. Ir sakykime, vienas irgi puikus pavyzdys vienoje rinkiminėje apylinkėje buvo ilgus metus vykdo rinkiminiai pažeidimai ir kol viena aktyvi moteris, jau senyvo amžiaus moteris, nepradėjo ten lankytis ir savo norą atėjo ir stebėjo ir žiūrėjo, kodėl jūs neturit pasų, kaip čia yra skaičiuojami balsai, pradėjo klausinėti, ta žinia taip greitai pasklido, kad daugiau niekas toje rinkiminėje apylinkėje nedarė jokių su būtent rinkimų skaičiavimu ir būtent su sakykime, tokiais labiau techniniais dalykais susijusių pažeidimų. Tai reikia kartais labai nedaug, reikia kartais paklausti kelių nepatogių klausimų ir tada labai pasikeičia požiūris, nes vėlgi nepaminėjau už su rinkimai susijusių pažeidimus yra gresia baudžiamoji atsakomybė iki 4 metų kalėjimo. Jeigu dėl tų rinkiminių pažeidimų yra nuspręsta, kad vyks pakartotiniai rinkimai, tai tas terminas išaugo iki 5 metų. Tai niekas nenori būti nubaustas 5 metam už tai, kad, sakykime, agitavo ar, sakykime, kažkokiais labiau sisteminiais būdais būtent pirko tos balsus, nes 5 metai nėra mažas laiko tarpas ir nekalbant jau apie reputaciją, kuri krenta ant, sakykime, tų asmenų, kuriem jie dirba. Vėlgi galbūt iš tokių jums labiau aktualių pavyzdžių, tai prieš mėnesį vyko, dabar iki kovo 11 dienos, kovo 17 dienos, vyko parašų rinkimas prezidentiniam kandidatam
ir jie turėjo surinkti 20 000 parašų tam, kad galėtų pereiti į kitą etapą ir toliau kandidatuoti. Tai, sakykime, vienas iš pavyzdžių, ką mums mokiniai atsiuntė, tai buvo vienoje Trakų mokykloje, budėtoje kvietė mokinius į slaptą kambariuką, kurioje užsidarydavo ir siūlydavo vaikams pasirašyti už vieną iš kandidatų. Tai galite tą video rasti mūsų Facebook'o puslapyje Baltosios pirštinės. Tai buvo, sakykime, po to video kilo didžiulis ažiotažas, tiek viešoje erdvėje, spaudoje, davėm interviu visom praktiškai didžiosiam žiniasklaidos priemonėm ir rodė per visas televizijas. Dar prieš tai, kai mes neturėjom tą video, nes tai pasirodė penktadienį, ir penktadienį jau buvo girdima visoje, sakykime, rytų Lietuvoje, kad tokie atvejai vyko. Visos didžiosios televizijos tai pasigavo ir klausinėjo rinkiminių štabų prezidentinių kandidatų. Na, ar jūs vykdote? Ne, mes sakėme, mes tikrai tokių nevykdome, tokių nežinom. Tada mes sekmadienį išleidžiame tą video, kuriame aiškiai yra rodoma, aiškiai tame video girdisi prezidentinio kandidato pavardė, už kurį yra agituojama, aiškiai girdimasi, kad už 70 balsų, nueikite puslapį pasižiūrėsit, pamatysit, už 70 balsų, kurios surinko to budėtoja, jinai sakė, kad man pažadėjo kelionį į Briuselį. Tai va, tai mes realiai parodėm, kad tokie atvejai vyksta ir tada man labai buvo keista, kai vis tiek, sakykime, rinkiminis štabas sakė, jau jų pasiteisinimas buvo toks, kad mes negalim visada sukontroliuoti, kaip žmonės atėję kai kurie į mūsų partiją, regioninius skyrius elgiasi, sakykime, jie perina iš kitų partijų, kurios galbūt elgiasi mažiau skaidriai ir tada įgalina tos metodus ir elgiasi pas mus. Mes mažai tikime tokiais dalykais, bet tai yra jų pasiteisinimas. Dabar dar iki šiol vyksta tyrimas, nes mūsų pagrindinis buvo klausimas ir pagrindinis susirūpinimas, ar gali mokyklose būti agituojama pasirašyti už vieną kandidatą. Mūsų manimų ir sutinka su mumis keli teisininkai, bet dar dabar negalime tai pasakyti, kaip sakyti, padėti tašką šitoje istorijai, bet mūsų manimų mokymo įstaigos yra tos vietos, kur turi mokiniams visiems būti leidžiama pasirinkti, būti sakykime, išdėliotos visos opcijos ir visi pasirinkimai. Jie turi padaryti informuotą sprendimą, o ne tiesiog būtų siūloma aklai pasirašyti už vieną iš kandidatų ir taip, sakyti, suvaržyti savo pilietinę valią. Nes rinkimų pažeidimas taip pat yra taip, kaip bet kokiu būdu yra varžoma tavo rinkiminė valia, tavo valia, pilietinė valia išreikšti savo poziciją rinkiminių kandidatų. Šiuo atveju mokiniai, nepilnamečiai asmenės, ypač jeigu tai vyksta mokymo įstaigoje, kurie turi būti mokomi nuosekliai pasirinkti, mes manome, kad tai visiškai kertasi su ta praktika, kad yra siūloma pasirašyti tik už vieną kandidatą. Bet jeigu jiems 18, nes kaip ir tokio, tai jau gali ir dalyvauti balsavime. Bet vis tiek, jeigu tai yra mokykla, aš nesakau, tai buvo vykdoma visoje Lietuvoje, gatvėje, gali prie tavęs prieiti žmogus ir pasakyti. Bet jeigu tai yra mokykloje, kur, sakykime, mokiniai tai supranta, kad, na, jeigu aš atinu mokyklą į tokią kredibilę instituciją, kurioje, sakykime, aš turiu kažką išmokti, o jeigu dabar mane mokina korupcijos nuo pat pradžios, mokina tik tai, kad aš turiu pasirašyti už vieną, todėl, kad aš gausiu kelionę į Briuselį. Kažkokia partija man pažadėjo kelionę ir dėl to dabar mokinys turi už tai pasirašyti. Tai nuo pat mažų dienų, sakykime, tokiu atveju mes jau skiepijam tą korupcinį klimatą mokiniuose, tai tada labai sunku tikėtis, kad jie užaugę nesielgs taip pat. Užaugę taip pat nesiims tokių juodųjų technologijų ir to nedarys. Tai mes vienareikšmiškai manome, kad tai nėra tinkamiausias būdas, sakykime, rinkti savo politinius balsus, politinius taškus. Ir laukime tik dabar, konsultuojamas dar su vyriausia rinkimų komisija, koks bus to atsakas ir ar tai tikrai yra visiškai neteisėta. Tai va, sakykime, tokia taip. O jau yra kokia nors grinai nuteisti žmonės už rinkimų pažeidimus? Jau kalėjime grinai šiandien sėdi. Labai geras klausimas. Deja, bet mūsų Lietuvoje politinė sistema dar veikia taip, kad žmonės nuteisti už su rinkiminiais pažeidimais susijusius veiksmus yra labai sunku. Daugeliu atveju reikia labai daug įrodymų ir daugeliu atveju bylos
sunkios bylos būna nutraukiamas dėl to, kad būtent jų pritrūksta. Tačiau yra to visa geroji pusė. Yra geroji pusė, kaip aš ir minėjau, kad rinkimai realiai yra tavo reputacijos atspindys. Kaip tu gerai atrodai visuomeniai, kaip tu gerai atrodai žmonėm, nuo to priklauso tavo politinė sėkmė. Tai mūsų didžiausias ginklas, Baltųjų pirštinių kaip tokios labai turinčios svorį pilietinės iniciatyvas, yra viešumas. Visus tokius atvejus, kuriuos mes paviešinam, pasiema žiniasklaidos priemonės, pasiema žmonės socialiniuose tinkluose, mūsų tas, kaip ir minėjau, tas video paskutinis buvo pašėrinta 150 kartų, palaikintas arti 300 kartų. Tai, sakykime, turime tikrai labai nemažą pasiskirstimą, sakykime, to mūsų žinutę, kuri yra iškomunikuojama. Ir jeigu iškomunikuojame, aišku, kad žala būna padaryta. Ir jeigu konstruktyviai ta žala pasidaro tiek, kad kandidatai net nebebūna išrinkti. Tai čia yra didžiausias ginklas, ką mes turime. Ir, sakykime, tai yra ginklas, su kuriuo mes tikrai galime kovoti. Liūdna, kad galbūt žmonėms nėra suteikiamas adekvačios bausmės už tai, ką jie padarė. Bet bent jau tokiu atveju mes galime, sakykime, siekti to, kad būtų išrenkami, ne tai, kad nuteisiami, bet būtų išrenkami tinkami politikai. Politikai tie, kurie tikrai vykdo rinkimus skaidriai ir kurie savo argumentais ir savo racionalų įtikina savo rinkėjus, o ne tie, kurie naudoja juodąsias technologijas. Gal dar? Noriu paklausti, o kokie baudžiamoji atsakomybė gresia tai budėtojai, kur jūs minėjote? Budėtojai atsakomybės negresia praktiškai. Nes O tam žmogui, už kurį neagitavo balsuoti? jeigu mes nustatysime tai, kad tai buvo su rinkimai susijęs pažeidimas, tai, sakykime, tokiu atveju galime skirti kažkokias rekomendacijas mokyklai, nes tai yra jau jų vidaus taisyklės. Kaip mokykla nusistato ir kaip jinai leidžia ar neleidžia, jų yra vidaus taisyklės. Ir tokiu atveju mums jau reikės kalbėtis būtent su konkrečia mokykla ir jos vadovybė ir kaip toliau galime tą atvejį, sakykime, pratęsti, kad, sakykime, tokie budėtojai turbūt jau neturėtų dirbti toje mokykloje, ne? Kuri taip elgiasi, jeigu tai yra elgiamas neteisėtai. Sakau, nenoriu sakyti, kad yra, kaip sakyti, prieitas sprendimas, nes galbūt tai nepasirodys kaip iš tikrųjų pažeidimas. Nes čia labiau toks yra normatyvinis klausimas, etinis klausimas. Ar galime agituoti ten, kur turėtų būti edukuojama? Tai va. Tai negaliu tikrai žinokit šitą klausimą atsakyti, kokie gresia baudžiamoji atsakomybė, bet bijau spėti, kad, sakykime, šiuo atveju tokios atsakomybės tai nesulaukčiau. Taip. Aš norėjau paklausti, ar yra kažkoks politinių partijų reitingas, kuris parodo, kuri partija labiausiai korumpuota ar mažiausiai? Labai geras klausimas ir džiugu pasakyti, kad Baltosios pirštinės tai vyko, dabar bijau sumeluoti, gal, sakykime, prieš pusę metų tai pasileido ir, sakykime, prieš tik pusantro mėnesio buvo išleista apklausa, kur Baltosios pirštinės vedė tokią iniciatyvą Korupcijos balas. Ir kur žmonės galėjo laisvai duoti tam tikrus balus už tas partijas, kurios atrodo daugiausiai korumpuotas ir mažiausiai korumpuotas. Tai vėlgi čia aš tų rezultatų neturiu, bet jeigu jūs nueisite į mūsų Baltųjų pirštinių puslapį, tenai tikrai pamatysite, kad... Prašau? Na va, tai tikrai tas yra ir yra jos sureitinguotas ne pagal kažkokius mūsų įsivaizdavimus, o grynai pagal tai, kaip žmonės subalsavo ir kaip jiems atrodo. Aš manau, turiu pagrindo galvoti, kad rezultatai jūsų labai nenustebins. Kiek dabar tada šiuo metu yra jau Baltųjų pirštinių narių Lietuvoje? Geras irgi labai klausimas. Šiuo metu mes koncentruojamės į, kaip ir minėjau, galbūt dar pilnai ir neišaiškinau, kaip mes veikiam. Sakiau, kad yra savanoriai, kurie būtent eina ir fiksuoja ir tai yra toksai žemiškas lygmuo, kurie grynai yra tokie žmonės, kurie
kaip čia pasakyti, daro tą patį didžiausią darbą. Toliau yra jų žmonės, kurie koordinuoja tos visus savanorius. Tai vyksta savivaldybių lygiu. Tai jeigu Lietuvoje turim 60 savivaldybių, tai kiekviena savivaldybė turės turėti po koordinatorių. Šiuo metu turime jau 45 savivaldybių koordinatorius, kurie po savimi jau būrė savanorius, kurie būtent eis ir visuos tos pažeidimus. Tai kiek dabar mes turime iš viso savanorių, aš tikrai negaliu pasakyti, galiu pasakyti, kad turim 45 savivaldybių koordinatorius, kurie jau dabar aktyviai veikia. Tai realiai mums dar trūksta 15 savivaldybių koordinatorių per visą Lietuvą. Ir tikimės, kad iki kitos savaitės galo jau turėsime padengę visą Lietuvą ir tada galėsim jau akumuliuoti būtent tas savanorių skaičių ir tada galėsim viešai matyti, kaip mūsų gretos auga ir kaip pasitikėjimas mūsų iniciatyva didėja. Bet smagu, kad jaunimas aktyviai dalyvauja. Kuo toliau, to labiau, ne? Taip, kuo toliau, to labiau ir jeigu, sakykime, po pakartotinių rinkimų tai buvo tik tai keli šimtai asmenų, tai tikimės, kad per šiuos rinkimus tie skaičiai jau bus tūkstančiuose. Tai tikrai džiugu, kad jaunimas labiau supranta ir labiau vertina skaidrios Lietuvos vertę. Netgi pilietinis institutas padarė tyrimą, pilietinės galios tyrimą, pilietinės galios indeksą, atsiprašau, išvedė, kuriame bendrai paėmus Lietuva surenka tik tai 35 balus iš 100, bet jauni žmonės iki 29 metų, tame galios indekse surenka 49 balsus. 49 balus. Tai kas yra tikrai labai džiugu ir sveikinti ir būtent dėl to mes pasirinkom tokią tikslinę auditoriją ir jaunimą, nes matom, kad jie yra labiau pilietiški, jie mano, kad jie daugiau gali pakeisti, turi daugiau entuzijazmo. Ir dėl to būtent galvojam, kad toks kilimas iš jaunimo ir iš apačios bus daug efektyvesnis rinkimų stebėjimas. Taip, aš dar mačiau klausimas, turėjau kažkas atėti. Ar buvo bandymų kažkokiu būdu atkalbėti baltasias pirštines nuo savo veiklos? Geras klausimas. Sakykime, tokių atvirų kažkokių pareiškimų, kad mes neturėtume tai vykdyti, tikrai nebuvo. Nes, sakykime, turėjom palaikymą ir iš prezidentinės institucijos ir kažkaip net ir sunku kvestionuoti, kad to galėtų nebūti. Tačiau buvo išreikšti nuogąstavimai, kad galbūt baltosios pirštinės neturėtų būti vienintelė iniciatyva, kuri stebi rinkimus. Nes visada, sakykime, kandidatam į prezidentus žmonėm, kurie eina į rinkimus, jie visada išvelgia kažkokią konspiraciją, kad galbūt tai gali būti vienos ar kitos partijos statytiniai, kurie būtent galėtų stebėti tos rinkimus. Tai buvo išreikštas nuogąstavimas, kad galbūt baltosios pirštinės neturėtų būti vienintelė iniciatyva. Tai mes labai džiaugiamės, nes prieš 2 savaitės vienas iš buvusios vyriausios rinkimų komisijos narių, Liutauras Ulevičius, įkūrė rinkimų stebėtojų klubą, kuris dabar yra kaip alternatyva baltosiom pirštinėm. Ir kuris būtent irgi būrė žmonės ir jie rašo įvairius irgi, sakykime, skundus vyriausiai rinkimų komisijai. Ir taip dabar jau Lietuvoje, sakykime, turim 2 iniciatyvas, kurias būtent aktyviai stebi rinkimus. Tai baltosios pirštinės nebėra vieni ir dėl to mes, sakykime, atsikratėm to tokio, sakykime, noro, kad pasakyti kažką, kad jūs galbūt neturėtumėt būti vieni. Savanoriams galioja kažkoks amžiaus cenzas? Amžiaus cenzas savanoriam visiškai negalioja, jie yra piliečiai kaip ir bet kurie gali, kurie, sakykime, turėtų, kai vykstų pažeidimai, jų užfiksuoti. Tai ir bet kur gatvėje, jeigu pamatytumėt, kad yra mušamas žmogus, tai jums tikrai nebūtų amžiaus cenzą iškviesti policiją. Tai tas pats galioja ir su rinkimų pažeidimas, tai yra tikrai nemažesnis pažeidimas, bet kas gali tai užfiksuoti ir atsiųsti tą informaciją. Tai sakykime, dar tada galbūt pabaigai, jeigu jūs norėtumėt prisijungti prie mūsų gretų, tai aplankykite mūsų Facebook'o puslapį ir per Facebook'ą galite parašyti ir sakykite, aš noriu ten ir ten veikti ir man būtų labai įdomu. Galite parašyti ir į paštą info@baltosios-pirštinės.lt arba man simas@baltosios-pirštinės.lt ir mes tikrai jūs pajungsim ir galėsim kartu puikiai ir tampriai bendradarbiauti, kuriant gražesnę Lietuvą. Tai ar dar kažkokių klausimų bus? Ačiū labai.